Tai sveiki, esu Povilas, Soko įkūrėjas, vadovas, praktiškai Blue Bridge nuo pat starto užsiminėjau Soku ir Sokas tai aišku yra saugumo operacijų centras. Vystomės, augam ir šiandien turim svečią, mūsų Soko klientą Joną. Jis yra iš Biovelos, atsakingas, kad nebadautų Lietuva ir sėkmingai kol kas tą įgyvendina. Labas, Jonai. Sveikas, Paulai. Joną pažįstu kelis metus, apie jį galėčiau pasakyti taip, kad tai yra žmogus, kuris išsiskiria tom, kad nuolatos bando, nuolatos domisi, į visus mūsų requestus atsakai taip, bandom, darom, net ir pačius keiščiausius. Žinoma, esi atsakęs jo, bet biudžeto šiais metais tam tikrai neturiu, bet pabandyti niekada neatsisakei ir vat, kaip pats matai, kodėl pas tavį yra toksai žingeidumas, tai IT srity ir kodėl viską tu skubi išbandyti ir patestuoti. Tai ačiū, Paulai, kad pagyrei čia mane taip. Dabar madinga būti inovatyviam ir bandyti, tai čia jau labai komplimentas. Ačiū už tai. Turbūt aš tai taip labai gal nesijaučiu viską bandantis ir baisus inovatorius, bet iš kitos pusės IT srity nėra didelio pasirinkimo. Turi bandyti, nes dalykai keičiasi ypatingai turbūt greitai ir kas galbūt keičiasi tam tradiciniam versle, nes aš šitam kontekste atstovauju tradicinį verslą. Biovelos grupė užsiema mėsos perdirbimu ir IT tikrai nėra pagrindinė veikla, bet kiekvienais metais ta mūsų pagrindinė veikla, mėsos gamyba, vis labiau priklauso nuo IT sprendimų. Ir augant IT sprendimam turi galvoti ne tik tai apie pačias funkcijas, kur dažniausiai verslui įdomiausia funkcijos, kaip IT gali padėti geriau valdyti verslą, našiau dirbti ir panašius gerus dalykus daryti, bet ir svarbu prižiūrėti, kad visą tai veiktų saugiai ir stabiliai. O turbūt labai didelį impulsą davė čia paskutiniai 2 metai, kai sauga pradėjo kelti iššūkių ir mums, nes anksčiau mes turbūt būdavom užribiai tuos, kurie taikosi atlikti kibernetinės atakas, tai tokios įmonės kaip mūsų nebuvo turbūt pirmas grobis, į kurį taikosi, o tai pasikeitė ir pajutom, kad reikia sprendimų ir reikia su jais neatsilikti. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pabandėm pasiūlyti to saugumo operacijų centro paslaugą, nes dabar ateina ir ta NIS2 direktyva ir jau kaip ir matom, kad jau mes kaip ir smagu, kad esam šiek tiek priekyje, pasidarėm dalį bent jau namų darbų ir nesam tokie visai pliki. Tai reiškia, tas darimas anksčiau dažniausiai turi privalumų ateityje. Ir tada turi laiko daugiau išsibandyti. Galbūt kažkas ir tikrai nepavyks, net neš naudos, tai tą idėją galėsi ramiai pasakyti, kad jinai išbandyta, bet nereikalinga, negu kai jau neturėsi laiko ir tave vers rinka ir kažkokios aplinkybės daryti vienus ar kitokius dalykus ir jau tu neturėsi tos prabangos kažką bandyti ir spręsti, o reikės greit pasidaryti čia ir dabar. Tai kaip suprantu, saugumo operacijų centro paslaugos irgi kilo iš tokio suaktyvėjusio įsilaužėlių. Jo, du turbūt dalykai. Tai vienas dalykas, kad mes tikrai pajutom ir susidūrėm, ko anksčiau turbūt nejutom, tai susidomėjimai iš išorės ir bandymų. Ten tikrai nebuvo gal labiau ten tie bandymai baisus ir kažkokie kaip iš trilerio ten mus nulaužti, bet tiesiog tie jau turbūt automatizuoti ir pradėjo mus taikyti, mes tą pajutom, tai viena dalis. Kita dalis išsiplėtė mūsų infrastruktūrą, tai reiškia toks kaip ir visą tą dalyką, kurį tu prižiūri, kaip turi labai jau didelį pastatą ir jau nebeina suprasti, kas kuriam kampe yra, tai tas ir dydis, ir grėsmės paskatino ieškoti sprendimų, kaip visą tą saugiai prižiūrėti ir turėti kontrolę savo rankos. Turbūt toks buvo pagrindinis motyvas. O kaip tu išgirdai apie saugumo operacijų centrus ir kas tavo galvoje apskritai, kurioje vietoje ten saugumo srityje buvo tie saugumo operacijų centrai? Tai mes iš tikrųjų apie saugumo operacijų centrus, tai aš pirmiausia išgirdau apie tą SIEMą, įrankius centralizuotai rinkti logus ir juos analizuoti, tai jau
pakankamai senais, kokiais 2014 metais, vienas iš mano, vienam projekte teko dalyvauti, nesu BioVelo, kur buvo perkamas tas sprendimas, tai sužinau, kad toks egzistuoja. O po to kažkaip pradėjom aiškintis, kokios. Iš tikrųjų, gal taip pasakysiu. Mes pasidarėm patys pirmiausia savo tokį labai pragmatinį IT saugumo auditą. Atsisėdom su kolegom, nusibraižėm ant popieriaus, kas yra mūsų infrastruktūra, kiek jinai turi durelių, kurios yra prieinamos iš išorės, kokie gali būti vektoriai, kaip mus gali pulti, ir tada pagalvojom, kokias mes turim apsaugos priemonės arba kontrapriemonės tiem galimom atakom. Ir tada dar pasidarėm tokį rinkoje, pasiklausinėjom žmonių, tokių saugumo ekspertų įvairių, tiesiog neįpareigojančiam pokalbį pasidalinom savo tą tokią schemą galimų atakų vektorių, pasidalinom savo baimėmis ir pasikalbėjom su jais apie priemonės. Ir kai išgirsti daug nuomonių, po to pradeda kristalizuotis, kurios priemonės kartojas ir kuriam tie ekspertai teikia tokį kažkokį kaip prioritetą. Ir iš ten ir išgirdom SOC ir jis atsidūrė mūsų tam priemonių sąraše. Tai viena dalis turbūt, ir kita dalis pas mus kažkoks buvo įvykęs nestiprus kibernetinis incidentas tuo metu prieš pasirenkant SOC-ą. Ir mus tada užpuldo labai didelis netikrumo jausmas, ten didelių pasiekmių nepadarė, mes ten greit, atrodo, pavyko užkardyti ir viską neutralizuoti, bet liko netikrumo jausmas, ar tikrai viską pagavom ir ar tikrai dabar nieko daugiau nevyksta mūsų infrastruktūroje. Ir tuo pačiu, kai jau žinojom apie tą, kad yra tokie siemai, SOC-ai, ir tada supratom, kad tokiu atveju, žiauriai būtų gerai tokį sprendimą turėti, nes jis tau duotų tą ramybę, kad jau tu žinai, kad infrastruktūroje niekas kažkos nevyksta neleistino, nes kol tu jo neturi, tai tol tu tos infrastruktūros iki galo nebegali kontroliuoti, nes jinai yra labai didelė. Taip. Ar teisingai suprantu, kad tų angliškai vadinamų prevention sistemų jūs turėjot pakankamai ir nemažai, bet tokių bendro matomumo ir aptikimo sistemos tokios vienos kaip ir trūko, ar teisingai? Taip, tai aišku, kad trūko, mes neturėjom galimybės kažkaip centralizuotai sekti, kas vyksta infrastruktūrai. Supratau. Ir tada nusprendėt, kad, aš pasakysiu žiūrovams, kad turit šiuo metu 2 saugumo operacijų centro paslaugas, tai yra SIEM kaip paslauga ir EDR kaip paslauga. Tai istoriškai pradėjot nuo SIEM kaip paslauga ir taip, tu kaip jau papasakai, kad apie tai jau senai buvai girdėjęs. Iš tikrųjų, SIEMas jau yra pakankamai senas sprendimas. Tarp kitko, gal pasakysiu taip, kad iš mūsų įžvalgų atsiranda vis daugiau ir daugiau modernių SOC-o sprendimų, kurie žada čia, mojuoja vėliavom, kad užkeis SIEMą, kad SIEMas ateityje bus nebereikalingas. To mes irgi kaip SOC-as domimės ir dabar darom, bet kol kas tai yra pagrindinis pamatas SOC-o ir sakykime taip, visos organizacijos šiuo metu pradeda nuo SIEMo, bet vystos XDR sprendimai, kurie dalinai apima ir EDR funkcionalumą. Tai kaip suprantu, jūs ir pradėjot nuo SIEM kaip paslauga. Klausimas, kaip jums sekėsi Lietuvoje ieškotis tų tiekėjų, nes jūs patys savo IT, jūsų IT pakankamai mažas. Aš iš jūsų IT asmeniškai žinau 2 žmonės. Tai tave ir pagrindinį tavo kolegą. Jo, tai mūsų yra daugiau, esu aš ir 7 žmonių vidinė komanda ir aišku, remiamės įvairių tiekėjų partnerių pajėgumais. Tai toks, kaip IT skyrius, tai Lietuvoje, tai turbūt gal net iš tų įmonių, kurios neužsiema IT, tai gal net ir vidutinio dydžio turbūt galėtų būti. Gal prie mažesnių turbūt faktas. Dabar kaip mums sekėsi ieškoti, tai taip susiklostė, kad jūs labai gerai pasiūlėt kažkada, turbūt, kad kadangi mes esam BlueBridge'o klientai ir BlueBridge'as padeda mums, ta BlueBridge'o MSP dalis padeda prižiūrėti infrastruktūrą kartu su mūsų vidiniu infrastruktūros inžinierium. Ir kažkaip per tos BlueBridge'o mūsų IT vadovus, kurie teikia tą priežiūros paslaugą, pasiūlė SOC-ą, mes išgirdom. Ir iš tikrųjų
kadangi tai buvo mums, iš esmės tai tikrai naujas dalykas, mes nei žinojom, nei ką ir kadangi Blue Bridge'as buvo patikimas partneris, tai mes nieko daugiau neieškojom ir pabandėm tokį iš pradžių pilotinį projektą su Blue Bridge'u, o po to, kadangi jisai buvo pakankamai sėkmingas, tai taip ir pasilikom. Tai tokios rinkos apžvalgos aš asmeniškai nedariau, tik tai po to šiek tiek gal tos informacijos atėjo pas mane įvairiais kanalais, tai suprantu, kad gan konkurencingą kainą gavom ir kad apie visus tos tiekėjus yra įvairių nuomonių, ir gerų, ir blogų. Nemačiau, kad Lietuvoje kažkoks būtų vienas toks super lyderiaujantis dabar tiekėjas, kai ten sakytų, o aš vedu šitą temą į priekį, o visi kiti atsilieka, tai tos turbūt ta rinka labiau formuojasi. Na, tai mes daug ir nebandėm, sutaupėm atrankos kaštų iš vienos pusės. Bet ir iš kitos pusės mes matom, mums buvo paprasčiau, kad tai yra gauti tas paslaugas iš vienų rankų. Nes ir taip to tam tikro proceso yra suderinimo klausimas, ne, kaip veikia tie SOCO analitikai, kurie dirba pas paslaugų teikėją, kaip jie susisiekia su mūsų vidiniai žmonėm, kai reikia priimti sprendimą. Ir mums buvo paprasčiau suderinti, kad jeigu kažkokius pakeitimus reikia daryti infrastruktūroje, kad taip iš SOCO pereina į Blue Bridge MSP, kur yra kaip ir žmonės po tą pačią organizaciją ir jiem yra lengviau susikalbėti, negu mes būtume turėję du tiekėjus ir dar reikėjo suderinti tarp jų veiklos modelį, procesus ir jie visi natūraliai turi gal tam tikrų specifikų, nežinau, noro, nenoro kartu dirbti, tai tada klientas atsiduria to futbolo kamuolio spardytojo roliai, to kažkaip irgi norėjom išvengti, irgi buvo viena iš priežasčių, kodėl pasirinkom Blue Bridge'ą ir gaunam integruotą paslaugą tiek infrastruktūros priežiūros pagalba, tiek ir tą saugumo operacijų centrą. Jo, čia iš tikrųjų momentas toksai, kad bet mes neprižiūrim pilnai jūsų infrastruktūros, mes dalį jos prižiūrim ir vis tiek turbūt tų trečių šalių valdymo šiek tiek atsiranda dirbant su SOCU. Ar pakankamai mažai, ar tai yra juntamas kažkoks kiekis? Iš SOCO perspektyvos pakankamai mažai, nes mes turbūt didžiąją dalim tai prižiūri Blue Bridge'as ir vidiniai mūsų inžinieriai. Tai daugiau tų šalių, kurios aktyviai dirbtų prie infrastruktūros nėra, gal ten prie kitų paslaugų, bet minimaliai. Jo, čia tokį momentą tu svarbu paminėjai, kad vienas dalykas, ko SOCas netlieka, tai yra trečių šalių valdymas. Ir šitą mes visada akcentuojam, kad jeigu organizacija, o dauguma organizacijų turi trečias šalis, kurios prižiūri, tarkim, išorinius kažkokius ugnesenės, tinklo įrangą, interneto ir panašiai, tai atsiranda tų tiekėjų ir tada jų valdymas vis tiek yra paliekamas pačiam klientui, nes kitaip gali prasidėti futbolas, kaip tu sakai, nors turbūt ir tau tą futbolą kartais tenka valdyti, bet SOCe ypač aktualu, kad SOCas raportuotų tiesiogiai atsakingam žmogui iš organizacijos ir praneštų. Ar klausimas mano yra, ar pardavimo visas informacija atitiko tikrovę, būtent kalbant apie tai, kaip vyko diegimas, kaip vyko paslaugos paleidimas, ar maždaug to ir tikėjais, ką buvai išgirdęs ir suvokęs iki tol apie SOCo paslaugas? Čia tai turbūt atitiko. Šiaip tai turbūt gal net pakankamai atitiko, panašiai tikėjausi, panašiai ir gavosi, tai smagu. Kartais būna priešingai, į abi pusės. Tikėsi mažiau, gauni daugiau, tai gerai būna, bet tikėsi daugiau, gauni mažiau, tai būna blogai. Tai čia šiuo atveju buvo tam, manau, kad pakankamas balansas, nelabai ką galiu čia net išskirti. Man, kuo Blue Bridge'o gal paslauga patiko ir kur jūsų turbūt yra konkurencinis pranašumas, kiek aš girdžiu, kas yra rinkoje, tai kad jūs į tą fiksuotą abonentinį mokestį įtraukėt ir įrankio, tai tos įėjimo licenzijas ir mums jo patiems nereikia pirkti ir jo rūpintis ir pačią tą paslaugą, tai saugumo analitikus, kurie dirba su to įrankiu. Tai tokiam įmonėm kaip mūsų, kurios nėra IT įmonės, tai yra privalumas, nes mums dabar išsirinkti įrankį, jį palaikyti, įdiegti
yra papildomas vargas ir labai smagu, jeigu tą vargą galima atiduoti paslaugos tiekėjui ir jis dar sugeba pasiūlyti tai konkurencingą kainą, kas šiais laikais nėra dažnas atvejis. O pats diegimas, kiek jisai truko ir man tikrai būtų įdomu sužinoti iš pirmų lūpų, kiek to jūsų įsitraukimo reikėjo, kiek pasikeitė jūsų tos komandos veikla pačio diegimų metu ir kaip po to, ar atsirado kažkokios naujos veiklos, ar užėmė daugiau laiko spręsti tuos saugumo įvykius, incidentus, kaip Sokas pakeitė jūsų komandos veiklą. Tai to diegimo metu įstraukimo reikėjo ten turbūt irgi atšlifuoti taisyklės, kad jos rodytų faktinę riziką, nebūtų ten false positive ir kitų dalykų, tai čia turbūt reikėjo. Tada, aišku, reikėjo ir tą bendradarbiavimą ir atsakomybių ribas apsibriežti tarp tos saugumo operacijų centro, tarp Blue Bridge MSP, kuris teikia paslaugas, tarp mūsų komandos, tai čia turbūt reikėjo išsigryninti. Ir tiek, dabar į kasdienę veiklą, kiek tai įnešė kažko naujo, šiek tiek įnešė, tai mes gaunam tos pranešimus, reikia juos kvalifikuoti, bet neapkrovė tų IT specialistų ir mums nesuformavo poreikio plėsti komandą grinai dėl to. Tai tai yra turbūt irgi geras dalykas, nes to mes ir tikėjomės perdami paslaugą. Mes kaip ir neturim savo kryptyje noro turėti savo saugumo analitikus, tai su šitą paslaugą lyg tai kol kas pavyksta to ir išvengti, kaip ir norim. Čia jo, aš kodėl klausiu to klausimo, nes truputį visada pagąsdinu klientus, kad žiūrėkit, jums pasikeis, jūs pradėsit gauti užklausas iš Soko komandos, galimai ramiai gyvenot, nieko nepastebėdavot, dabar tų saugumo įvykių bus po keliasdešimt per mėnesį, ar net kartais būna ir virš 100 ir mes dažnai siūsim kvalifikavimo užklausas, kad jūs patikrintumėt. Tai nepasakytum, kad tai labai juntamai įtakoja jūsų veiklą, pakankamai yra optimalus kiekis tų užklausų ir komandos, kaip sakai, plėsti nereikėjo. Taip, čia aišku, mes turim tokių gerų aplinkybių, kurios ir pastangų dėka yra įvykusios ir turbūt tam tikros sėkmės dėka tam, kad mes turim ir viduj, tikrai aš labai džiaugiuosi tais vidiniai žmonėm, kurie dirba su mūsų infrastruktūra, kad jie perėmė yra tikrai tokį šeimininko jausmą ir mes keli žmonės, jie tikrai išmano gerai infrastruktūrą ir dėl to jiem yra lengva atsakyti tas užklausas. Mes neturim vidinio kažkokio futbolo, kas būna neišvengiama turbūt, jeigu būna didesnės IT komandos, tai ten būna jau funkcinis pasiskirstimas, vieni ten už serverius, kiti už tinklus, treti už ten Microsoft 365, kiti ten už AD. Ir tada ta užklausa, kad jie kažkas atsakytų, ten turi, nežinau, 3 ar 5 žmonės pateikti savo nuomonę ir kažkas iš tos nuomonės turi išvesti konsensusą. Tai tada tikrai gali sukurti krūvio. Tas, kad mūsų komanda yra mažesnė ir gerai įsigilinus, tas mums padeda ir greičiau reaguoti, bet tuo pačiu ir tam reikia mažiau laiko. Bet tam, kad tą turėtum, tu turi sugebėti išlaikyti žmonės to IT komandai. Kas mums pavyksta, to džiaugiamės, bet kaip žinot, šiais laikais tai nėra lengvas užsiėmimas. Jo, įsivaizduojam tą klausimą. Aš gal žiūrovams dar pakomentuosiu, o kaipgi sprendžiama organizacijose šitas užklausų valdymas, kuomet yra didesnė, pavyzdžiui, komanda, arba kuomet matoma, kad galimai bus tas futbolas tarp kolegų, kas čia paims. Tai dažnu atveju Sokas užklausas siunčia į helpdeską organizacijos, tam, kad susiformuotų tam tikras eventas, įvykis, ir atsakingos komandos narys pasimtų jį jau per sistemas, kaip tai numato procedūras. Mažesnėse komandose, kaip pas jūs, pavyzdžiui, kur viskas puikiai veikia ir taip žmonių įsitraukimo ir atsakingumo dėka, tai to nereikia, bet būdas yra paprastas valdyti, tai yra siūsti į helpdeską, pas klientus formuojasi tos užklausos ir tada ima pagal procedūras tas, kam priklauso. Tai gerai. Atranka, kaip suprantu, buvo gana paprasta jūsų atveju. Per kiek jūs laiko įsidegėt pilnai tą paslaugą?
Aš jau dabar net sunkiai pamenu, jau kadangi jinai veikia turbūt porą metų, bet turbūt užtruko kokius 3 mėnesius. Greičiausiai. Na ir pasileido, pradžia buvo trumpai apie pradžią, kai jau sudiegta, paleista, prasidėjo užklausos iš Soko komandos, kas ten tokio vyko pas jūs, kaip tai atrodė ta pati pradžia. Tai turbūt kažkokios dramos labai didelės nebuvo, mes pamatėm, kokie duomenys yra prieinami tam siemo įrankiui, ką jisai generuoja, atmetinėjom tokią ten tos false positive atvejus ir tuo pačiu gal užėmė dar laiko pagalvoti, o kokie dar galėtų būti šaltiniai įdomus, atidirbinėjom ir pačius taisyklių triggerius ir tokius kai kurios labai paprastus, kurie irgi duoda po to užtikrintumą, kaip tu gali jaustis ir ar tikrai nieko nevyksta. Tai ten ypač mums buvo paprasta su visokiam veiklom iš ne Baltijos šalių, tai nes mes praktiškai ten mažai kas ką nors turi daryti, o dažniausiai visokie kenkėjai ateina ne iš Baltijos šalių, kaip tik iš pasaulio, tai ten tokių paprastų taisyklių net pagal geografiją galėjai iš karto suprasti, kad kažkas yra negerai. Ir tokių, tai užtruko tas gal kūrybinis pagalvojimas, kokius dar šaltinius pajungti ir kokias taisyklės ir paleisti. kokias taisyklės iš jų paleisti. Tai dabar patikrinsiu tavo įsitraukimą į šitą paslaugą. Mes siunčiam mėnesinės ataskaitas visada. Kiek tų saugumo incidentų būna? Ar prisimeni iš ataskaitos? Per mėnesį? Jo. Tų tokių ten incidentų tai būna labai, man atrodo, nedaug. 1, 2 arba 0. Įvykių ten tų, kur reikia prakvalifikuoti, tai gal daugiau kažkokių išlenda. Ar pradžioje buvo daugiau tų saugumo incidentų, paskui nusistovėjo kažkaip tai, ar tas iš nuo pat pradžių buvo tai pakankamai nedaug? Ne, man atrodo, kad buvo pakankamai nedaug iš pat pradžių. Jo, Nes mes turbūt tuo gal ir apsidžiaugiam, nes toks buvo irgi tam tikras klausimas, ar mes čia gerai tvarkomės, gal mes visas duris atsidarė. Iš tikrųjų negalvojam taip, bet maža ką, gal, nežinai, galvoju, gal kažką esi praleidęs, bet tai parodė irgi, kad tam ir man kaip vadovui buvo aiškumas toksai, nes tiek aš kaip vadovas negaliu įsigilinti į visų inžinierių darbus ir ką jie daro su infrastruktūra ir visų partnerių darbų. Aš irgi iš vienos pusės negaliu patikrinti, ar jie viską pagal gerasias praktikas padarė, ar nėra kažkokių atidarytų vietų ir kitų reiškinių. Tai gal jos, sakykime, tokio aš net ir tikėjausi, kad iš pradžių bus didesnis šuolis ir parodys daugiau tvarkytinų vietų, bet minimaliai to buvo arba iš vis nebuvo. Tai buvo gerai susitvarkę. Pasirodė, kad buvo gerai susitvarkę. Man pasirodė taip, kad buvom gerai susitvarkę, bet irgi tas Soko buvimas duoda tada tam tikrą užtikrintumą, nes kitaip tu niekaip negali objektyviai to įvertinti ir suprasti ir jausti. Vieną dieną gali būti gerai susitvarkęs, kitą dieną jau nebe ir neturi kaip tą patikrinti. O tie 1-2 saugumo incidentai per mėnesį, o kai neturėjot Soko, jūs žinojot, kad jūs turit po 1-2 kas mėnesį saugumo incidentus, ar ramiai gyvenat ir galvojat, kad niekas nevyksta? Turbūt, kad žinojom mažiau, gal tada žinojom, nežinau, 2 per ketvirtį ar kažkas tokio, kažkiek vis tiek iš vienu ar kitų tenai dalykų pamatai, bet faktas, kad tada tavo tas matomumas yra ženkliai mažesnis. Tai va aš čia turiu pasižymėjęs tą skaičių ar galiu minėti, koks buvo skaičius realus tų saugumo incidentų pas jūs, ar čia yra slapta informacija? Per kokį čia laiką? Per ketvirtį. Per ketvirtį. Galima paminėti. Jo, tai yra 17 saugumo incidentų. Atrodo, aš tik nesuskaičiuočiau. Jo, tai čia iš paskutinės ataskaitos, bet noriu labai aiškiai įvardinti, ką reiškia saugumo incidentai, kai yra sokas. Tai būtina suprasti, kad tai jokių būdų nėra žala. Sokas išsiskiria tom, kad jisai aptinka jau pačius pirmuosius įsilaužėlio bandymus kažką daryti infrastruktūrai. Tam, kad padaryti žalą, įsilaužėliui reikia įgyvendinti visą atakos grandinėlę, tai yra atlikti kokius 5, 6, 7 veiksmus infrastruktūrai. Tai, kad pas jūs yra aptikta 17 incidentų, tai nereiškia, kad pas jūs viskas yra kiaura arba viskas blogai. Tai kaip tik reiškia, kad sokas aptinka pačius pirmosius bandymus, juos užkardo kartu su jūsų pagalba
ir toliau judėti infrastruktūroje galimybės nėra ir tada tų nuostolių arba kažkokių nutekėjimų duomenų tikimybė sumažinama beveik iki nulio. Tai jo, tai 17 tokio, sakyčiau, jūsų yra turbūt vidutinė įmonė pagal infrastruktūrą, 17 per ketvirtis saugumo incidentų, tai va tie, kas žiūrite, jeigu jūs maždaug 17 per ketvirtį neturit aptikę saugumo incidentų, tai greičiausiai tos visos situacijos ir nematot, o būtent ją ir parodo tas siemas. Tai tu jau pradėjai kalbėti apie tą vertę, kuri ta SOC paslauga sukūrė. Mes dar gal po to vėliau pratęsim, bet vėliau jūs dar įtraukėt ir EDR kaip SOC paslaugą į krepšelį. Kodėl čia taip įvyko ir kokios buvo priežastys? Tai EDR mes turbūt įtraukiam dėl greito užkardimo. Mes jį naudojam tik tai virtualiom mašinom, tik serveriam ir jisai gali greit sureaguoti. Mes tada, kai savo pagrindinėjom tą poreikį, tai sakė mane, kad tas SOCas tai yra iš esmės tokios kaip apsaugos kameros, kažkas stebi, o dar EDR tai prideda ir greito reagavimo kažkokį būrį, kuris gali greit sureaguoti automatiniam priemonėm. Tai dėl to turbūt mes jį ėmėm, jisai, kaip sakant, labai nepasižymėjo, dar nieko nereikėjo, jam ten stipriai kažko užkardyti, bet tas, kad ta galimybė, kad jisai gali greit kažką neutralizuoti serveriuose, tai mums tas buvo svarbus aspektas. Tu va čia apie tai, ką tu kalbi, iš esmės kalba ir viso pasaulio vizionieriai, kad iš esmės SOCas kaip toksai neišvengiamai migruos ateityje į užkardimo pusę. Tai yra, teisingai labai paminėjai, siemas kaip paslauga, siemas suteikia tik tai matomumą, bet visą užkardimą reikia daryti iš esmės kitomis priemonėmis, rankomis, arba tai daro kažkokios prevention sistemos, kurios jau yra integruotas. Ir tai nėra ypatingai, sakysim, efektyvu, nes užtrunka. Geras pavyzdys, aš tarp kitko per 2 konferencijas sulaukiau tokio klausimo, ar SOCas mato phishingo atakas? Tai atsakymas, jeigu taip trumpai, yra taip, bet SOCas turi tam tikrus reagavimo laikus, tarkim, jūsų statistinis reagavimo laikas yra 16 minučių pastarojo mėnesio, mūsų vidutiniškai, kiek mes reaguojam į kiekvieną įvykį. Bet jeigu yra labai kruopšti darbuotoja ar darbuotojas ir įkrito phishingo laiškas, jis per minutę paspaus nuorodą ir tiesiog suveiks. Tai atsakymas yra, kad SIEM kaip paslauga yra iš tikrųjų aptikimo, jinai aptinka šiuo metu, nėra platesnio grėsmių aptikimo įrankio kaip SIEMas pasaulyje, sakyčiau, bet užkardimo jisai nedaro, su sąlyga, kad nėra to SOAR funkcionalumo realizuoto, kuris yra ypatingai brangus ir komplikuotas ir panašiai. Tai jeigu kalbant apie ateitį ir kur jau tu čia tikėkis, kad mes pas tave ateisim artimiausiu metu vėl testuotis, bandytis, tai yra SOCų įrankiai, kurie garantuoja ir tam tikrą užkardimo funkcionalumą. Ir jo bus ateityje daugiau ir daugiau. Ar siemas kaip toksai išnyks? Manau, kad tikrai ne. Jis turi labai aiškę funkciją, nes pagal NIS2 reikalavimus puikiai žinai, kad yra logų kaupimas. Pagal kitus reglamentus yra ir logo analizė, tai siemas būtent tą ir užtikrina. Bet logų kaupimą galima užtikrinti ir kitomis priemonėmis, pigesnėmis, open source'nėmis ir panašiai. O po biškį migruoja SOCai į XDR pusę. XDR gamintojai vis apima platesnį ir platesnį ir platesnį infrastruktūrą. Kai kurie netgi dabar jau siūlo ir logų surinkimo funkcija iš įvairių infrastruktūros komponentų, cloudų ir panašiai. Tai galimai, kad to užkardimo ateities SOCuose daugės. Ir bet tai, ką jūs pasirinkot, tai kol kas toks yra auksinis viduriukas, ką dauguma mūsų klientų pasirinko, tai yra SIEMA plus EDR, nes SIEMas duoda plačiausią matomumą, o EDRas duoda tas baisiausias grėsmės užkardimą. Tai aišku, užkriptavimas serverių, kas yra visiems baisus dalykas. Kriptominingas, kas apkrauna labai infrastruktūrą, procesorius, ko gali nepastebėti. Ir aišku, visokių kenksmingo kodo, PowerShell komandų ir panašiai paleidimą. Tai pratęsiant tą klausimą, kokią vertę sukūrė SOCas jūsų organizacijai. Dabar tu kaip pasakyk iš savo kaip
atsakingo žmogaus už visą IT BioVelui, ką tau tai davė labiausiai, kokius 2 esminius dalykus? Tai paprastas ant turbūt esmės dalykas, tai davė, gal taip, jeigu porą punktų skirtai, matomumą ir užtikrintumą, kad tu gali matyti ir suprasti, kas vyksta tavo infrastruktūrai, net kol šitą neturi, tai tu turi iš esmės labai didelį pastatą, be stebėjimo kamerų ir tau su daug kambarių dar skirtingų izoliuotų ir tau norint suprasti, kas jame vyksta, tai reiktų prabėgti ir įlysti visus tos kambarius ir taip nuolatos daryti. Negali to užtikrinti, tai reikia kažkokio įrankio tam stebėti. Tai davė tam tikrą ramumą, kad tai yra stebima ir kad tu nepraleisi, kad kažkas infrastruktūroje labai blogo vyksta, kol tu nežinai. Tai viena turbūt nauda ir kita nauda yra iš to, kad yra ir saugumo analitikai įtraukti prie BioVelos infrastruktūros, žino, kas ten vyksta ir įvykus jau kažkokiam rimtam incidentui, nes čia iš tų 17, kur mes kalbėjom, tai dauguma jie ten tokie gan buitiniai ir paprasti, ten kažkokį failą rado pas ką nors kompiuterį, dar kažką ten tokių nebuvo, bet jeigu būtų rimtas reikalas, tai mes viduj BioVelai neturėtume pakankamo pajėgumo į jį reaguoti ir užkardyti, o čia dar turim šalia prieinamą komandą, kuri galėtų mums padėti. Tai toks to užnugario nauda irgi yra svarbi šitos paslaugos dedamoji. Ir čia toks yra, viskas eina į prevenciją, tai toks dalykas, kurio gerai, kad tau ir nereikia, kaip ir mašinos kasko draudimo, tai gerai, kai nereikia, bet labai, labai gerai, kai tu jį turi, kai įvyksta įvykis. Tai. Gerai, ką tu galėtum parekomenduoti organizacijoms, kurios dabar pradėjo svarstyti apie SOCą, galvoja gal, kad reikalingas, kokie tavo patarimai būtų? Geras klausimas, turbūt reikia įsivertinti dydį, tai vien tai, kad pagalvoti, kiek tai vienos ar kitos organizacijos infrastruktūra sugeneruoja įvykių per sekundę, čia tas standartinis matas ir tada pagalvoti, kiek visko vyksta. Tai jeigu tų įvykių, aišku, jūs turit mažai, tai galbūt dar galima ir palaukti. Bet jeigu matot, kad tų įvykių yra daug, tai reiškia infrastruktūros dydis ir kompleksiškumas yra didelis, ir tu niekada negali žinot, kas jo įvyksta, jeigu neturėsit tokios paslaugos, kuri visą tai centralizuotai surenka, dar automatizuotų būdu įvertina ir pateikia analitikam. Tai turbūt įvertinant savo dydį, priimti sprendimą, turėti tą matomumą. Supratau. O jeigu taip, ką svarbu, tu minėjai, kad Lietuvoje gana ta tokia konkurencinga, auganti SOCO tiekėjų tokia terpė, negalėtum išskirti kažkokio tai lyderio, nes visi save pristatinėja įvairiais kampais ir lygtais turi privalumų. Kaip jam pasirinkti tą teisingai, ką reikėtų atkreipti dėmesį? Čia toks sudėtingas klausimas, gal nesudėtingas, bet daugiabriaunis, galima iš įvairiais kampais ten įžiūrėti, bet vienas turbūt iš tokių aspektų tai yra patirtis ir partneriškumas to jūsų SOCO būsimo tiekėjo, nes su juo reiks dirbti, kaip sakant, gan glaudžiai, tai turit juo ir pasitikėti kaip partneriu. Tai šita dalis, kuri man anksčiau galbūt atrodė tokia labiau kaip nice to have, tai kuo su amžium tuo atrodo svarbesnė. Tai patikimumas ir tam tikri įrodymai, kad tai nėra vienadienis projektas ir kad tas partneris išliks ilgą laiką ir su juo bus galima gyventi. Tai man atrodo šitie labai svarbus, aišku, po to ten prasideda ir įvairūs techniniai niuansai, kokį sprendimą naudoja, kaip ten procesus gali suderinti tarpusavį ir panašiai. Ir kiekviena organizacija turbūt turi savo dar motyvų, kodėl jie tą saugumo operacijų centrą nori dėktis ir kaip jį nori integruoti bendrą IT organizacinį visą mechanizmą ir infrastruktūrą. Tai ten yra turbūt jau specifiniai niuansai, bet tokie bendri, tai man atrodo tas labai svarbu partneriškumo
buvimas ir užtikrintumas, kad tas tiekėjas po ten savaitės dviejų nenustos tos veiklos vykdyti. Supratau. Jo, aš manau, kad mes apie teikimo detalės pakalbėsime kitame mūsų podcaste, nes tikrai sokas yra tokia sritis daugumai organizacijų pakankamai nauja, nors jie jau egzistuoja daug metų, bet pati specifika soko yra kitokia, darbas yra kitoks, tai nėra tiesiog dar viena priežiūros veikla, tai yra proaktyvus reagavimas ir įvykių apdorojimas. Jo, tai mes šitą gal išnaudosim kitame podcaste, o šiandien su Jonu palėtėm tokius klausimus apie pačią pradžią, kaip atsirado poreikiai soko paslaugoms, kokius klausimus norėtasi yra išspręsti, kaip tai palėtė komandą, kaip jos darbą įtakojo ir kaip pavyko išsirinkti partnerį. Ir ačiū tau, Jonai, labai, kad atvykai ir papasakojai. Tai ačiū, kad pakvietėt ir ačiū, kad teikėt paslaugą. Tikimės, kad teiksit dar ir ateityje. Ir išplėsit dar ką nors naujo sugalvosit ir įdėsit. Ar turit planų plėtimui soko paslaugų? Tai mes galvojam dabar, turbūt dar, kaip ir daugumą organizacijų, vertinsim tą savo atitikimą NIS2 direktyvai, bet labai laukiam to išaiškinimo tų reikalavimų NIS2. Ir taip, manau, kad mes norėtume plėsti, ypač jeigu galėtumėt pasiūlyti va tokią paslaugos kombinaciją, kaip siūlot su šituo soku, kad ir softas, ir žmonės, ir klientui nereikia pirkti nei softą, nei samdyti žmonių ir tokią nuimat tikrai vargą nuo kliento ir teikiat paslaugą už konkurencingą kainą. Čia toks labai geras būtų. Supratau, čia. Tai žodžiu jums, jeigu sugalvosit gerą paslaugą, mes tikrai kandidatai ją įsivertinti ir jei patiks, tai pasimsim. Ačiū labai. Dėkui.